Vien pavadinimas Serbijos rinktinė kalba, mes visi žinom, visam pasaulyje žinoma Serbijos mokykla. Ir šita rinktinė, aš nežinau tų skirtumų, tiek daug gal nesigilinau į tos skirtumus, bet žinau vieną, kad tai labai gerai paruošta taktiškai, aukšta, protinga, turinti daug metikų savo gretose, turinti jėgos po krepšiais, visų pirma tai Kirstič, su metančiais 4 numeriais, tai Savanovič ir Mačva. Žaidžia dviem, galima sakyti, net dažnai būna su dviem žaidėjais, arba per brūkšnį atakuojančiais ir žaidėjais, todėl jiems yra lengva kontroliuoti visą žaidimą. Pavojingi greitam puolime, bet taip pat labai gerai žaidžiantis 5 prieš 5. Kitas labai svarbus žaidėjas ir bene turbūt svarbiausias aikštėje tai yra Teodosič, kuris organizuoja ir sukuria ir pats gali mesti. Ir ką čia dar, viską bus labai nelengva. Ar lyginant tą praėjusių metų rinktinę, kurią įveikėt mažajam finale, jinai kažko skiriasi, ar iš esmės tas praeiras tas pats, nes treneris žaidė? Treneris tas pats, yra panašių dalykų. Kaip aš ir sakiau, jie žiūri daugiau judinėti vidų, žaisti, atakuoti, ypač kada žaidžia aikštėje Kirstičius. Jį, galima taip sakyti, visada stengiasi maitinti kamuoliais ir jisai meta daug baudų, nes varžovai ten jį baudoja. Kitas dalykas, ką jie žaidžia 2 prieš 2, vadinama pick and roll. Ir todėl, kad turi aikštėje, sakysim, 4 žaidėjus, tai jiems yra labai geras išsidėstymas ir yra labai sunku padėti. Ir, kaip pasakyti, tiek. Paprastai, kai kalbame apie Serbijos rinktinę, tai minimas pavardės Teodosičius ir Kirstičius. Ar tai yra svarbiausiai pirmieji žmonės, kuriuos reikia pradėti stabdyti ir tada jau imtis kitų galbūt? Matote, jie vis tiek daug kontroliuoja kamuolį ir daug laiko ir nebus taip, kaip pasakyti, ne vien tik tai 2 žmonės. Aš tik tai paminėjau 2 ir daugiausia paminėjau šitas 2 pavardės, todėl kad per juos sukasi žaidimas, jie yra ašiniai. Bet jokiais būdais mes negalim pamiršti Savanovičiaus, mes negalim pamiršti Kesel, kuris yra, kaip čia pasakyti, žudikas iš 3 taškų linijos ir visų kitų. Jie kiekvienas yra pavojingi. Jie kiekvienas yra pavojingi. Sarbai, vis tiek jie žaidžia šiek tiek lėtesnį krepšinį, lietuviai žaidžia greitesnį. Liksit ištikimi savo, žaisit savo krepšinį, ar kažkiek tai keisit taktiką? Matote, mes stengiamės, ne visada mums išeina, bet mes stengiamės. Tai priklausys nuo mūsų gynybos, kaip gerai mes apsiginsime ir kiek mes turėsime šansų tom greitom atakom. Tai vienas iš uždavinių taip ir yra. Kiek galima geriau gintis, stengtis apsiginti, kovoja dėl kamulio, bus ne taip paprasta vėlgi. Jie yra vieni iš lyderių atšokusių kamuolių puolime. Ir tada be abejonės mes turim bėgti priekį, mes turim žmonių, kurie tai gali padaryti ir bandyti susikurti pranašumą greitam puolime. Tai vienas iš mūsų, jeigu tai galima pavadinti arkliuku, tai mes nežadam jo atsisakyti.